rašant magistro baigiamąjį darbą, susidūriau su egzistencinė krizė. Kas toliau? Kažkaip netyčia po akim pasitaikė nuoroda, kvietimas atlikti praktiką lietuvių bendruomenėse. Buvau iš pradžių pasimetus, aš studijuoju gamtos mokslus, o čia va dabar išvykti kažkur mokyti lietuvių kalbą. Iš VDU irgi sulaukiau labai didelio palaikymo, jie man padėjo susitvarkyti popierius, dokumentus, kad galėčiau išvykti į Argentiną, atlikti savo praktiką. Kas nustebino įstojus į universitetą? Tas jausmas, kad tu jau tikrai esi suaugęs žmogus ir turi savim pasirūpinti. Tarkim, kai mokykloje esi pratęs, nežinau, gal ten valandą, porą valandų pasimokyti, tai čia supranti, kad tikrai reikia daugiau įdėti pastangų. Toliau kalbant apie artes liberales principą, tikrai jaučiau laisvumą pačioj universiteto bendruomeniai, ypatingai gal sakyčiau bendraujant su dėstytojais, jautėsi, jog bendraujame kaip lygių su lygiu. Tas tiesiog padėjo gal labiau jaustis jaukiau ir laisviau universitete. Dėstytojai tikrai buvau labai patenkinta, nes tikrai jautėsi tas jaukus, atviras, šiltas bendravimas. Tarkim, konferencijose, jeigu sutinku dėstytis, tai jie prieina, jie atsimena. Tai tiesiog labai smagu tą išlaikyti šiltumą. Tas tiesiog paprastumas padėjo labiau jaustis, turbūt pasakyčiau, kad kaip namie. Viskas prasidėjo nuo judėjimo į priekį. Nes jeigu tau kažkas nepatinka, kažką tu nori keisti arba nesijauti laimingas, tai tiesiog judėti į priekį ir išeiti iš savo komforto zonos.